vienas pagrindinių dalykų, su kuo mamos susiduria nėštumo metu, nesvarbu ar praktikuoja jogą ar nepraktikuoja, tai kaktikaulinės sąvaržos skausmas, tas vadinamas simfizitas. Tai čia tuomet jau reikėtų vengti gilių atvėrimų, stiprių atvėrimų. Taip pat rizika yra, kad gali galva apsvaigti atliekant tam tikrus pratimus. Tai reikėtų kartais netgi pasilaikyti arčiau prie sienos. Nėštumo metu pasikeičia svorio centras ir kartais tiesiog mes prarandame tą koordinaciją. Tai dėl to reikia viską atlikti lėčiau, truputėlį su tokia gilesnė savęs priežiūra. Ir taip pat būna mamos ateina ir jinai žino, kad jinai gali tą špagatą, pavyzdžiui, padaryti arba jinai tempiasi ir jai patinka. Bet čia reikia savęs nepertempti. Geriau mažiau negu per daug. Kaip visą laiką kartoju, mes čia ruošiamės ne olimpiadai, mes tiesiog norime palaikyti kūno tonusą, mes norime palaikyti tą gerą savijautą, tai nepertempti savęs, neperspausti. Ir ta rizika gal ir gali būti, kad iki nėštumo atrodo buvai tokia aktyvi, tiek daug visko galėjai padaryti. Ir norisi, atrodo, nėštumo metu tą patį tempą išlaikyti, bet čia reikia save netgi sąmoningai lėtinti, viskas gerai, daryti mažiau, viskas gerai, gims vaikutis, pamatysit, sugrįšit į tą ritmą ir dar daugiau, jeigu norėsite. Tai su tokiu lengvumu ir tikrai stebint save.